Keliaujam kartu pirmą kartą matuotis vestuvinių suknelių. Taip, šiais metais išteku, bet reikia įsirinkti pirmiausiai modelį, koks man labiausiai tinka ir patinka. Tai čia yra pirmasis salonas, kuriame lankausi. Man tik žinai, kas gal tas pustumas. Aš tulio visiškai nenoriu. Reikia pasimatuoti, kad po to, pavyzdžiui, pamačius, kad... O pavyzdžiui, kiek būna, kad susiperkat sezonui suknelį? O koks yra populiariausiai šiaip nuotakų blendas? Tai vat buvo Myla ir... Nu, vat aš dabar parodysiu. Bet nėra man tai. Nes, tau, jeigu kas sakyt. Vaikštė, ne? Tai va čia yra tie niuansai, kuriuos tu turi galvoti. Bet iš funkcinės pusės tai labai gerai buvo. Bet iškart... Na, aišku, gal tu šį būsi dar svorio pametus, bet vis tiek, žinai, kai užspaudi, dar pavalgyti, toks, žinai. Visas pilvukas. Vieną raidinių šitą sakiau, kur atidėjom tokių trumpų. Rankovę sakiau, kad... Yra 36, tas dydžio. atrodė. Tikrai jisai toks. Biškiai užsiaurina, ne? Man ten, pavyzdžiui, kur buvo, žinai, ta iškryptė, kas gal ten gražiau buvo. Galima šiek tiek žemiau. Tokį turčiuką velti su savim. Tai va dėl to žemiau būtų. Krūtinės neturi, tai biškiuką kursetas nelabai tinka. Savininkai vieni. Čia visai kas kita. Tai aš dėl to sakiau, jūs pabandysiu. Tai pabalsuokit, kuris jums modelis labiausiai patiko. Šiaip apskritai ieškau Milanova prekinio ženklo vestuvinių suknelių, tai pakol kas tęsime toliau paieškas.